Saulės voniose galėčiau maudytis ištisas valandas, tačiau tai stengiuosi daryti atsakingai. Kad įdegis būtų tolygus ir išsilaikytų ilgam, odą būtina saugoti nuo pernelyg stiprių saulės spindulių. Savo apsaugos ritualą pradedu nuo plaukų. Saulė ir sūrus vanduo blukina plaukų spalvą, o ką jau kalbėti apie sausėjimą. Taigi plaukus ištepu nenuplaunamu kremu, kuris neleidžia spalvai pasikeisti. Veido odą ypač saugo nuo saulės, nes nenoriu, kad ji išsausėtų ar net pasidengtų pigmentinėmis dėmelėmis. Todėl visą veidą tepu Kiehl's SPF 50 kremu, kuris ne tik saugo odą, bet ir suteikia labai lengvą atspalvį, taip išlygindamas odos toną. O lūpas tiesiog drėkinu savo mėgstamą Yves Saint Laurent drėkinamoją lūpų blizgį. Kūno odą prieš deginimąsi visuomet ištepu bent jau SPF 30 kremu, kuris, kaip sakoma, odą saugo maždaug 300 minučių. Tačiau aš jį vėl pasitepu iš naujo maždaug kas 2-3 valandas arba kiekvieną kartą grįžus iš vandens. Man šis kremas patinka dėl savo lengvos kvepiančios tekstūros, kuri greitai susigeria į odą. Ir galiausiai, kai jau nusprendžiu, kad man saulės bučinių gana, odą nuraminu drėkinamuoju losjonu, kuris atgaivina įkaitusią odą ir šiek tiek vėsina. Taigi mano pagrindinė taisyklė prieš saulės vonias ir po jų – nuolatinis odos drėkinimas.